Sveiki visi. Saviugdos podcastas Keičiam temą sveikinasi su jumis. Kaip visada, kviečiame į kasdienius reikalus pasižiūrėti su daugiau sąmoningumo, paieškoti sprendimų ar atrasti coachingo principus. O šios dienos tema – vidinis kritikas. Man kalbėti apie vidinį kritiką visada yra ir smagu, ir truputį nejauku. Nes būk tai jausmas apima, kad lyg save šiek tiek apnuogini. Iš kitos pusės, esu ne kartą girdėjusi, kaip žmonės įvardina, kad aš pats savo esu didžiausias kritikas. Ir tarsi to pasididžiuoja, tarsi nuskamba liūdnai, arba tai sakoma su intencija, kad jau niekaip manęs čia neįžeisit, nesukritikuosit, nes jau esu savo išsakęs visus įžeidimus. Tad kviečiu susipažinti, normalizuoti ir aptarti strategijas, ką ir kaip geriau daryti su vidiniu kritiku. Mano vardas Laura, o su manim coachingo kolegės Vaida ir Ernesta. Sveikos merginos. Labas, Laura. Labą. Na, tai iš karto su klausimu, kaip gyvena jūsų vidinis kritikas. Ar toks yra ir kaip jisai pasireiškia, nežinau, gal kokiu pavyzdžiu pasidalintumėt. Ja, toks pirmas atsakymas. Gerai gyvena tas mano kritikas. Žinai, jeigu kokia motyvacija arba kas ten dar sušlubuoja, tai kritikas iš tikrųjų gyvena gerai, jisai kiekvieną dieną padaro savo darbą ir aš kiekvieną dieną su juo pasigalinėju, ne? O tas pasireiškimas ir būtų toksai, kad vis kažkuo savo veiksmu sukritikuoju, tai nepakankamai daug padariau, tai nepakankamai gerai padariau, tai netaip pasakiau, tai ir einu per šitą dieninį savo vidinį monologą. Ir kaip jau dabar įsivardinom, vidinį monologas, tai yra jau nebe monologas gaunasi, ne, dialogas su vidiniu kritiku. Ir, taip diena iš dienos. Vaida, man toks juokingas klausimas sukasi galvoje, sakai gerai atlieka savo darbą, o atlyginimą gauna? Geras klausimas, žinai. Tai ko gero gauna, tai paėda mano nervų, tai iš tos pusės. Nervų, dėmesio. Jisai vis tiek pasiima savo, jau kaip nori jau ten besivartyti, bet jisai vis tiek pasiima savo. Man čia metas dabar, kaip suprantu, savo pristatyti. Išleisti podiumą. Savo pūkuotą zuikutį. Tai mano, matyt, nebūtų baisiai pūkuotas, nes santykis, kaip čia sakyti, užbrėžtos ribos yra su vidiniu kritiku santykyje. Tai kaip jis gyvena, nebaisiai aš ir domiuosi, tiesą pasakant, apsireiškia jis gerokai rečiau, jeigu aš lyginu su tuo, kaip dažnai seniau sulaukdavau svečiuose. Tai dabar taip tyliai gyvena, aš sakyčiau tyliai, bet tu dar, Laura, klausai, kaip jis pasireiškia ir apsireiškia, tai mano atveju tai yra daugiau toks, sakyčiau, žinot, būna žmonės vyturiai ir pelėdos, tai maniškis yra pelėda visiška, nes kažkaip, kai diena tai tyli, bet kai ateina vakaras ir jau reikia nurimti, reikia link miego ruoštis, prabyla visgi tas vidinis kritikas ir daugiau tokių tada batuoju laiku, tas pats, turinys tai tas pats, kas pas Vaidą, ko nepadarėjai, ką galėjai geriau, ką galėjai kitaip. Tai jis toks vakarinis, aš taip sakyčiau, toks naktibalda šiek tiek. Ir nes dabar, kaip paminėjai, žinai, mažiau pasireiškia tas vidinis kritikas arba aplanko, tai aš galvoju, tas grinai priklauso man tai nuo savijautos, ar ne, nuo tos situacijos galbūt, netgi nuo mėnulio fazės irgi, tai jeigu miego nėra, tai ir kritikas jisai kažkaip suaktyvėja, nes jisai vis tiek jaučia tos mūsų silpnus momentus ir auga ten, kur jam patogu, ne? Toks ilkolakis biški, žinai, jeigu jis ties pilna tema suaktyvėja. Tai ačiū merginos, kad pristatėt. Žiūriu ir turit ir darbą, ir gyvenimo ritmą, ir visokių kitų savybių. Mano vidinis kritikas šiaip yra madam. Ir aš nežinau, kodėl lietuviškai, bet mes būtent įvardiname vyriškąją giminę. Ne, pas mane tai yra ponia vidinė kritikė. Ir, jos gyvenimas šiuo metu yra sunkesnis, ji vargšė yra nukarūnuota ir, dėja nebeturi tiek galios, kiek turėjo, tai tas dėja, tai čia jai, o man tai yra vis dėlto didžiulė pergalė. Ir mano madam mane visada kritikuoja. Jinai
turbūt nekritikuoja tik tada, kai aš nemiegu. Na, anksčiau tai būdavo, kai būdavo jos karaliavimo toksai momentas. Tai nežinau, galbūt ties daugeliu žingsnių, ar ten darbe ką nors darai, ar su kažkuo bendrauji. Tai jeigu ne tuo momentu išsako savo nuomonę, kad čia, žodžiu, vis tiek negerai padaryti, tai tu pasižiūrėk, nes, žinai, suklysi. Ir čia, žinok, jau po tokio pokalbio, tai tavęs jau niekur, žinok, jau nebekvies, tai jau gali pamiršti. Nu, ir vėl nubrauksi mašiną, aš tau sakau, va, jau užkliudėjai. Žodžiu, nu, bet maždaug toks tonas pasė, tik tai toksai gal brandesnis, kadangi mano madam yra tokia jau, nu, vyresnio amžiaus moteris. Ir gal tęskime pažinti tada, kaip sužinojote apie vidinį kritiką, ar tos žinios kažkaip pakeitė jūsų gyvenimą? Aš dažnai apie tą pažintį klausau tavęs ir šypsaus, nes galvoju, kaip yra svarbu pažinti. Čia kaip bet kokį kitą žmogų, kai pamatai ten iš kokios fotkės, žinai, ir atrodo, kaip čia gerai bus. Kai nueini tą pažintį, ten būna visko. Tai su vidiniu kritiku, man atrodo, irgi taip pat. Bet aš gal pradėsiu atsakinėti tavo klausimą nuo antro galo, ar tai pakeitė. Tai mano atveju tikrai pasikeitė labai daug kas, kai aš susipažinau, bet ne tik kai susipažinau, bet dar ir susidėliau strategiją, koks tas santykis man būtų geras. Ir tą strategiją pritaikiau, nes ta pažintis prasidėjo nuo to, kad aš tiesiog pradėjau labai blogai jaustis, tikrai net nežinodama, nei kas tai yra, nei galvojau, kad čia aš. Tiksliau sakant, dar prieš tą galvojau, kad čia aš galvojau, kad aš ne tai, kad aš mąstau, ar ne, bet sąveikauju su pačiu pasauliu kažkaip ne taip. Ir man jį pažinti padėjo iš tikrųjų bendradarbiavimas su psichologė. Tam prireikė ne vienos, ne dviejų sesijų, tam, kad ar ne atsikapstyti iki to, kad visgi čia yra vidinis kritikas. Bet tai buvo visą ką keičiantis, istorija keičiantis dalykas ir pažintis. Aš taip pagalvoju apskritai, kada ta vidinio kritiko savoka ir suvokimas atėjo į mano gyvenimą, nes anksčiau, kai būdavo, tai apie tai niekas nekalbėdavo. Tai būdavo kažkoks tai pergyvenimas, nerimas, tie tokie, žinai, ko tu jaudinėsi, tai visi šitie įsivardinimai, bet kad tai yra vidinis kritikas ir kad su tuo galima netgi padirbėti, ar ne, su tuo galima susitvarkyti, tai, atėjo jau vėliau, jau kai pradėjo kalbėti, ar ne, kaip pasirodė tas socialiniai, ko gero, medijoje, ar ten prieš perskaitytų knygų, aš dabar nepasakysiu kada. Tai ir tas man padėjo suprasti tą dalyką, kad tai yra kažkas, tai ką aš galiu kontroliuoti. Kad tai nėra kažkas apie išorę, kad tai vėlgi yra mano pačios prisimtas, kaip pasakyti, prisimtas sprendimas, ką aš noriu su to daryti, ar ne, kaip aš noriu galvoti ir kaip aš tą atskirsiu, kas yra tiesa, kas yra įsivaizduojamas vidinis kritikas. Nes vidinis kritikas, tai jisai iš tikrųjų labai geras kūrėjas. Kai aš sakiau, kad jeigu ten kokia motivacija jinai ir užmiega ir dingsta, tai vidinis kritikas jisai nemiega, jisai visą laiką kuria ir tik tai jam leisi, duosi erdvę, jisai išsiplėtos, ar ne, bet mes nesame vien tik mūsų mintys. Ir šitą mes turime suprasti, kad tiesiog tenai nepasiklysti tose džiunglėse. Aš irgi panašiai kaip jūs, merginos, anksčiau tikrai nesupratau ir neskyriau savo minčių nuo vidinės kritikės. Ir mano pažintis prasidėjo nuo minėtos anksčiau ten tos knygos apie geros nuotaikos vadovą. Tai buvo tokia pirmas supratimas, kad aš galiu tas mintis kažkaip tai atpažinti, aš pradėjau jas pastebėti. O paskui kur kas tokia gilesnė, nuoseklesnė pažintis vyko per terapiją. Tai tos visos įgytos žinios ir būdai, tai man asmeniškai tikrai pakeitė gyvenimą, kaip Ernestai vardino, istorinis įvykis, atvėrė akis ir suteikė, aš taip net vardinčiau, suteikė galimybę kitaip būti ir net turbūt laisviau kvėpuoti. Ir mes jau čia dabar kurį laiką taip vis girdžiu paminim kažkokį tai vis užuominai kažkokį būdą, į kažkokią strategiją. Tai kaip jūs elgiatės su vidiniu kritiku ir kokius būdus naudojate jam ar jai įveikti?
na, kaip jau minėjau, aš tai neteko man naudotis nei psichologo, nei terapeuto pagalba. Tai man savaime atėjo tas toks, kai atėjo tas suvokimas, kad, nu, tai yra vidinis kritikas ir aš galiu jį kontroliuoti, tai man buvo sąmoningumas ir įsivertinimas, ar tai yra tiesa, ar tai kažkas tai, ką aš prisifantazavau. Po to labai patiko matytas socialiniai medijai filmukas psichologo Dainiaus Jakučionio patarimas. Tiesiog praktika ir aš ją pritaikiau savo vidiniam kritikui, bendradarbiavime su juo, ar ne? Ir man iš tikrųjų labai suveikė. Tai yra toks atsitapatinimo pratimas, kai pagavus save kritiškai galvojant apie save, apie padarytus veiksmus, apie, nežinau, praėjusią dieną, tiesiog įsivardinti garsiai arba tyliai, kad mano vidinis kritikas man sako, na, sakykime, mano vidinis kritikas man sako, kad aš tam žmogui nepatikau. Ne? Ir taip, ir šitą praktikuojant, ar ne, tiesiog atsiranda tas toksai atsitapatinimas, kad, nu, tai ne apie mane, bet aš tiesiog tai pagalvoju, tai pasakė mano vidinis kritikas. Na? Ir tačiau būtų to tokia sunkesniom mintiem ir lengvesniam mintiem, tai Dainius patarė daryti tą praktiką, kad man į galvą atėjo mintis. Ar ta mintis yra tiesa, ar jinai nėra tiesa, ar aš ją per daug sureikšminu ar ne, tai čia jau yra kiti dalykai, ne? Bet tas pats įsivardinimas, kad man į galvą atėjo mintis, na, kad šiandien aš nepadariau to, ko užsibrėžiau, ar ne? Arba kad aš ten šiandien patingėjau. Jinai tiesiog, tas įsivardinimas, jisai padeda atsitapatinti ir nuima labai tiek saviplaką, tiek leidžia realiai įsivertinti, tai kur aš dabar stoviu, ar ne, ir kas iš tikrųjų vyksta. Aš tik taip papildyčiau dar Vaidą apie tą tiesą ar netiesą. Jeigu esam pažengę, kaip čia susigyvenimo prasme su savo vidiniu kritiku, arba jeigu jis yra išbujojęs, kas labai padeda ne tik, kad mintise įsivardinti ar ne, pagalvoti, ar tai tiesa ar netiesa, bet ir aš esu pati tą praktiškai išbandžiusi, nusibraižyti lentelę ant lapo į sąsiuvinį, ar ne, kur susirašyti teiginį, faktą, mintį, kad ir kas ten bebūtų, ar ne, kuris praskrieja, kurį mes manome esant tiesa, jį užsirašyti, kas kartą, kai jis ateina į galvą, ar ne, tada sekantis stulpelis skirti, kaip aš galvoju, tai tiesa, netiesa. Jeigu aš galvoju, kad tai yra tiesa, tai tada trečias stulpas, kiek procentų tiesos tame yra, matuojant 100 baliai skaliai. Ir ketvirtas stulpelis yra, kokie faktai parodo, kad tai, ką aš galvoju, yra tiesa. Ir tam neužteks padaryti vieną kartą ar vienos dienos, reikėtų daryti ilgesnį laiką ir paskui dar analizuoti. Bet kas nutinka gražaus vien tai, kad mes užsirašom, dažnu atveju tie pirmi keli stulpeliai, tai pats faktas, ar aš manau, kad tai tiesa, kiek tiesos tame yra. Jeigu vidinis kritikas yra labai gajus mumise, ar ne, tai jie būna lengvai užpildomi ir ten būna tiesa, 100% tiesos, 9% tiesos. Bet kai reikia surasti faktų pagrindžiančių, pasidaro sudėtingai ir man pačiai būna tokių momentų, kur jau šypsena kelia tas faktas, kurį aš įsivaizduodavau, ar ne, arba manydavausi. Ir dar kartais galima pagalvoti iš tos pusės, jeigu susirašom, o kas parodo, kad tai yra netiesa. Tai aš pateiksiu savo pavyzdį. Tuo metu, kai pradėjau darbuoti su savo vidiniu kritiku, aš nuolatos galvodavau, kad mane atleis iš darbo. Ir tai buvo beproto stiprus jausmas, kad tai jau tuoj bus. Tuoj, dar truputį ir tai jau bus. Ir ironija yra tame, kad nebuvo nei mažiausios tikimybės šitam dalykui, nes buvau tikrai gera darbuotoja, buvau labai vertinama organizacijos, komandos, visų mane supančių žmonių. Ir kai man reikėjo susirasti faktų, kurie pagrįstų, kad tas atleidimas netrukus ateis, aš negalėjau jų surasti, nes ką teko daryti? Teko daryti atvirkščiai, kad gaudavau teigiamą grįžtamą į ryšį apie tai, kaip man sekasi projektuose ir veiklose, kurias aš darau. Ir nuo to momento pas mane
Visada dabar yra elektroninio pašto katalogas, teigiamas grįžtamasis ryšys. Aš ten įpratau jį kaupti tam, kad paneigti dalykus, tai dabar to vidinio kritiko nebėra, tų tokių minčių nebėra, bet labai sveika praktika pasilaikyti kažkokį, tai nežinau, katalogą galbūt, nes kartais mes sudvėjojam savim, o kai mes sudvėjojam savim, tai praveriam duris vidiniam kritikui. Kitas dalykas, kas labai veikia mano patirtį, tai, bet aš sakyčiau, šitą gal ne visai savarankiškai praktikuoti, reikėtų pagalbos žmogaus, kuris išmano tą metodą, bet depersonalizacija vidinio kritiko. Tai mes kartu su mano psichologės pagalba ir buvo labai keista, buvo labai nemalonu, atrodė, Dieve mano, kokia čia nesąmonė vyksta tos sesijos metu ir iš viso, ką aš čia darau, bet reikėjo save atriboti nuo vidinio kritiko. Tai yra suteikti jam vardą, apibūdinti, kaip jis atrodo, kaip jis elgiasi, kaip skamba jo balsas, ką jis mėgsta, ko jis nemėgsta. Visiškai depersonalizuoti ir paskui sekantis žingsnis buvo jau ten prasidirbavus ir labai išsigryninus tą vidinį kritiką, reikėjo su juo atsisveikinti ir kai aš su kuo atsisveikinti, tai tikrai reikėjo balsu pasakyti viso gero ir kur aš jį išlydžiu. Ir aš savo vidinį kritiką išlydėjau atostogų. Mes išsiskyrėm taikiai, jisai susipakavo visus komentarus, visas savo nuomonės ir išvyko atostogų. Ir nepaisant to, kad labai keistai tuo momentu jaučiausi, bet tai buvo toks lūžio, sakyčiau, taškas. Ir dabar, kai aš pagaunu savo vidinį kritiką, taip ir būna, kad aš realiai pagalvoju, grįžai iš atostogų, reikia vėl supakuoti ir vėl tave išsiųsti ten, kur šilta ir gera, nes aš visiškai nenoriu, kad ten kažkaip įsivargtų ir stekentųsi, tegu gyvenu ilgai ir laimingai. Tai va čia šiek tiek atliepiant Vaidos įvardintus metodus, kas dar padeda dirbant su vidiniu kritiku, tai pagauti save generalizuojant dalykus. Aš visada, aš niekada, tokie kaip aš visuomet kažkas ten taip ir toliau ir panašiai. Pagauti save ir vėlgi pasitikrinti, kas tas visuomet, kas tas niekuomet ir šitą mintį transformuoti, o kas jeigu aš būsiu iš tų visų, kur aš manau, pirma kažką pasiekus, ar ne? O kas, jeigu man pavyks? Per tą pozityvę pusę, nes tai nukreipia tiesiog mąstyti kitą linkme, ieškoti galimybių vietoj saviplakos. Tai man irgi labai kažkaip pasiteisino ir gerai suveikia, jeigu reikia greitai čia ir dabar. Ir kitas metodas, kurio aš asmeniškai nesu išbandžius, bet man atrodo labai praktiškas ir įdomus, tai yra Melody Wilding siūlytas metodas. Ką jinai sako? Jinai sako, kad su vidiniu kritiku dažnai ateina tokios emocijos kaip gėdos jausmas ir pažeminimo jausmas. Ir geras dalykas yra tas, kad šitas jausmas turi tam tikrą trukmę moksliškai nustatytą, jis trunka nuo 30 iki 50 minučių. Vadinasi, mes žinodami šitą faktą galim savo užsidėti tarsi žadintuvą, alarmą kažkokį, ar ne, kad ir išbūti tame laike su ta emocija, nebėgti, neužvalgyti, neužskrolinti, neužžiūrėti serialą, tarpsme, išbūti jausme, pripažinti savo, kad aš dabar jaučiu gėdą, aš dabar jaučiu pažeminimą, galbūt jaučiuosi nevertinamas, nereikalingas, visuose tuose jausmuose išbūti ir išbuvus tos jausmus skirti 3-5 minutės išrašyti, kaip aš dabar jaučiuosi. Ir tada sąmoningai pasirinkti, tai gerai, ką aš noriu daryti toliau, kaip aš noriu jaustis toliau ir kokius veiksmus man reikia atlikti. Tai va, aš čia ilgai, bet patirties bagažas matyti yra pakauptas. Labai įdomu klausė tavo išleidimas atostogų. Aš galvoju, o įmanoma, kad visiškai įsiųsti įgyventi kažkur kitą šalį, ne atostogų, nes atostogų tai pagrįžti paskui. Aš bijau, kad neįmanoma išsiskirti, žinai. Jeigu tu dar su kažkuo kitu gali su realiu žmogumi išsiskirti, tai vidinis kritikas kaip šešėlis. Priklauso šiek tiek nuo to, kokiu kampu tu gauni saulės šviesą, jis didesnis, mažesnis, bet iš esmės visada yra. Na, aš irgi manau, kad jo iškeldinti turbūt nepavyks, bet ačiū Ernestui už visą arsenalą, nes čia jau nuo iki, iš tikrųjų vardai ir ką aš buvau pasižymėjus savo pamatyti, tai turbūt dar tik tai
nežinau, galiu pasidalinti savo pačios asmeninę schemą, kurią aš naudoju. Tai mano žingsniai yra tokie: pripažinti, pagauti, atpažinti. Tada dažniausiai aš truputėlį išklausau, pakviečiu arbatos mažam puodeliui, tada padėkoju, nes tai yra vis tiek rūpestis. Primenu, kad jau mes apie tai kalbėjom ir aš girdėjau šitą nuomonę. Ir tada atsisveikinam. Tai mano atsisveikinimas dažniausiai, kaip svečiai išlydi pro duris ir toliau jau aš nebesigilinu, kur jisai ten keliauja, tiksliau jinai, ar ten į kitą šalį, ar kažkur tai kitur. Ir aš savo esu esminį dalyką, ką pasižymėjus ir visada turiu savo priminti, kad netikėti tuo, ką jinai sako. Tiesiog perklausti. Bet čia yra, kai pradedi klausinėti, yra tokia pavojus neįkristi į ginčius. Nes aš kartais pajaučiu, kad aš pradedu ginčytis pati su savimi, tai su savo ta vidinė kritikė. Tai tai čia sustoti ir uždaryti duris. Arba man dar labai patikęs metodas yra, jeigu yra, tarkim, vidinės kritikės monologas, nes pas mane kartais jau jinai užima tokią poziciją, kad pradeda skaityti monologus, aš tada įsivaizduoju tiesiog kaip radijos balsą ir aš tada tiesiog tą mygtuką sukimo tiesiog tylinu. Tylinu mintyse, kad aš jo nebegirdėčiau, nes aišku, yra dar tas vienas iš tų vizualizacijų, kad tiesiog perjungt kaip radijos stotį, bet man labiau padeda tas, kad tylini arba pradedi ignoruoti. Įsivaizduoji, kad ten, nežinau, kažkoks kaimynas ten, nežinau, šuo kaimyno loja ir tu stengiasi tiesiog negirdėti to triukšmo ir nekreipti į dėmesį ir paskui jisai taip išnyksta. Dar galvoju, gal iš šitų visų, ką mes įvardinom, gal buvo kažkokia situacija arba istorija, kuri truputėlį gali būti ir juokinga, kaip pavyko suvaldyti vidinį kritiką, nes aš esu irgi skaičius vieną būdą ir jį esu išbandžius, tai toks truputėlį ir juokingas. Viešumoje tiesa nedrįsau, bet vienas iš tų būdų yra, kai išgirsti tą balsą, pajauti, arba ten mintis pagauni ar ne, tada garsiai kažką sušukti, sudainuoti arba pradėti ploti. Tai išblaško tas mintis, kaip ir sakiau, viešumoje nedrįsau, bet mintise rikteldavau ką nors. Tai bet namuose esu ir parėkavus, ir pašūkavus, ir pašokinėjus, ir kartais ploju savo. Gal turit kažką pasidalinimui? Aš prie tų tavo plojimų, tai yra metodas, kai jau pažįsti savo vidinį kritiką ir išgirsti, kad pareina, ar ne, nes atpažįsti jį visgi iš balso tono, iš sakomo žodyno, tai tiesioginė žodžio prasme atsisukti, pasukti galvą į šoną, iš jų ten kurios pusės zvimbė, aš kaip ten filmukė Frekenbok, kurio jau Simon zvimbė, ne, bet esmė tame, kad atsisukti ir jeigu jūsų kritikas turi vardą, pavyzdžiui, kaip tavo Laura, ne, madam, tai ir pasakyti, šau, madam. Ir tą pasakyti nebe mintyse, bet realiai balsu, ar ne? Paprašyti, nutilti, ir ten priklauso nuo to, kiek agresyvus jūsų vidinis kritikas. Tai gali būti švelnus paprašymas tai gali būti pakankamai griežtas nutilti. Tai aš esu bandžius, man gal suveikia iš to kampo, kad man vis dar būna juokinga, jeigu man tą tenka pritaikyti, nes tada pagauni situacijos tam tikrą absurdiškumą gal, ar ne, kad kuo aš tikiu. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, ką aš jau pasakoju, tai nesikartosiu, bet tas depersonalizavimas vidinio kritiko nuo savęs, tai tikrai labai keista, bet jeigu jūsų psichologas, psichoterapeutas kviečia tą padaryti, aš sakyčiau, išdrįskit, bus nepatogu, norėsis muistytis, norėsis nutraukti galbūt, bet tikrai labai labai verta. Bet paskui, kai pasakoju, kitiems būna irgi keistoka, bet labai naudinga. Tai aptarėme šiek tiek mūsų šitos vidinius visus kritikus ir dabar galvoju, čia, tos vidinis kritikas jau toks labai neigiamas arba ponios tokios labai jau neigiamas viskas. Ar gali būti jisai kuo nors naudingas, kažkuo pagelbėt, kažkaip tai kitaip kažką teigiamo nuveikti mūsų labui? Aš tai manau, kad neabejotinai gali būti naudingas, ar ne, nes ta konstruktyvi kritika
Ir jisai vis tiek, kaip ten bebūtų, išsako ir tos kritikos, ar ne, nes ne visą laiką mes turime jį tik ignoruoti, kartais gerai yra įsiklausyti, tai va, būtent čia ir ateina per tą tokį pripažinimą ir paklausimą savęs, ar tai yra tiesa, ar tai nėra tiesa, ar ne, ir kartais tai būna tiesa. Ne? Ir tada mes galime padaryti kitus veiksmus, tiesiog nežinau, persižiūrėjimą, atsiprašymą, ten persiplanavimą ar ne, kas ten bebūtų. Ir jeigu jį visiškai eliminuoti, tai irgi būtų kraštutinumas, ar ne, kaip jisai tas vidinis, kaip ir visa kita, ar ne, gyvenime, tai kraštutinimai nėra gerai. Tai jeigu jisai per stiprus, tai nėra gerai, bet jeigu jo visiškai nėra, tai man atrodo, irgi tada įsijungia tas visiškas abejingumas žmogaus. Tai manau, kad žiūrėti iš tos pusės ir ieškoti, kas jiem yra naudinga, taip pat atneša naudos. Nebūčiau tokia drąsi sakydama, kad vidinis kritikas yra be abejo ten 100% naudingas, nes velnias yra slidus dalykas ir jeigu pradėsime jame ieškoti naudos, mes galime tokius ratus užsisukti. Aš be abejo dalinuosi iš savo patirties ir savo matymo kampo, tai čia Vaida atliepint, ar ne, kad gali būti skirtingi požiūriai, bet jis labai gali pakišti koją ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu suprasti, kada vidinis kritikas pasireiškia, kokiais atvejais arba kokiais asmenybių tipais. Tai dažnu atveju jis eina su žmonėm, kurie yra šiaip didesnio jautrumo. Ir tas didesnis jautrumas ir yra tai, kad mes daugiau linkę stebėti aplinką, pastebėti dalykus, tuos dalykus analizuoti, gal net perdėtai galvoti, net jeigu tai nėra kritika, ne, jau tame yra padidintas jautrumas. Dažnai vidinis kritikas eina su žmonėm, kurie yra perfekcionistai, kurie daug siekia. Tai tas jo balso klausimas, jis toks yra ir teigiamų pusių ieškojimas ant tokios plonytės linijos, kada nueinama į žalą. Tai aš galvoju, kad naudingas jis gali būti tada, kai mes labai aiškiai suprantam save, suprantam, iš kur tas kritikas ateina, iš kokių situacijų, iš kokių patirčių, kada jis iš viso susiformavo. Ir naudingas tame, kad mes jam galim padėkoti, kad kažkiek tais jo vedini mes siekiam labai daug dalykų ir šiandien esam, kur esam. Ir kai jau pajuntam, kad vidinis kritikas mumise prabyla, verta visų pirma paklausti, ar netiesa, ar kiek tame yra tiesos. O kitas klausimas, jeigu mes jau norim išnaudoti jį savo naudai, tai paklausti jo, kaip tu man padėsi išspręsti šitą klausimą. Kuo tu man būsi naudinga šitoje situacijoje. Ir labai ten neiti į tas detalės, sakyčiau, neieškoti, nebūti vidinio kritiko advokatu, išgirsti ir paleisti. Bet čia, Ernesta, tu ir paminėjai, kad, sakai, dažniausiai vidinis kritikas aplanko tuos silpnesnius žmonės, ar ne, kurie ten linkia į tą savianalizaciją ir apskritai yra, ar ne, jautresni. Tai čia ir yra būtent tas kraštutinumas. Aš kalbu apie tą sveiką vidinį kritiką, kai jame yra tas greitas atpažinimas, ar ne, ir įsivertinimas. Tai kai mes galim tą padaryti, tą greitą atpažinimą ir įsivertinimą, ar ne, kad tai taip, tai kalba vidinis kritikas, tai yra tiesa ar ne, tada priimi tus sąmoningus veiksmus. Tai man čia jisai yra naudingas. Gal, aš tik nesakyčiau, kad tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką, yra silpnesni, arba aš netaip išgirdau, bet tikrai nesakyčiau, kad jie yra silpnesni. Gal net atvirkščiai yra stipresni, nes nepaisant vidinių kovų, tai yra tie žmonės, kurie labai daug siekia ir dažniausiai pasiekia. Tai vidinis kritikas būdingas visiems, nepaisant mūsų stiprumo, silpnumo. Ir dar aš šiek tiek suabejočiau savoką sveikas vidinis kritikas, nes matyt, jis yra koks yra, mes daugiau kalbam apie mūsų reakciją ir atsaką į jį. Aš gal tada imsiu tokią neutralesnę poziciją šitoje vietoje, nes iš tikrųjų pritariu tiek Vaidai ir tiek Ernestai. Ir aš galvoju, kuo kritikas gali būti naudingas, tai kad jisai iš tikrųjų mus mokina tos savęs stebėjimo ir minčių pagavimo. Nes nuo to, kad mes stengiamės tas mintis atpažinti ir pagauti, tai ir stiprėja mūsų savistaba. Taip pat
prisideda ir skatina netgi refleksiją tam tikrą, nes gali pastebėti, kada pagavai, kada nepagavai, kodėl ir kaip ten kas vyko. Taip pat, pritariu Ernestai dėl tos plonos ribos, nes yra tikrai lengva nueiti į ginčus, bet kartais iš tikrųjų tas vidinis kritikas, manau, kad padeda palaikyti tokią kokybės kontrolę, galbūt tam tikrais momentais ir gal net įvertinti riziką, ar ne? Nes jisai prideda labai daug įtarumo ir nepasitikėjimo. Aišku, svarbu įsivertinti jo ar jos tas nuomonės ir nežinau, idėjų tikrumą ir intencijas, nes vidinio kritiko darbas taip pat yra mus palaikyti saugiai, kad mes nieko nebandytume naujo, kad nerizikuotume ir šiaip jau niekur nesireikštume. Tai, tą irgi reikėtų turbūt įskaityti į jo darbų sąrašą. O dar man tokia mintis kilo, jau mūsų diskusija, man atrodo, link pabaigos keliauja, bet toks turbūt paskutinis klausimas, kaip manot, ar vidinis kritikas yra tik tai mūsų galvoje, ar jisai vis dėlto gali prabilti mūsų balsu ir mes tą vidinio kritiko, nežinau, kažkokią mintį ar netgi monologą galėtume išsakyti ir kitam žmogui? Aš iš savo matymo lauko ir patirties galvoju, kad dažniausiais atvejais tai yra daugiau visgi orientuota į mus pačius jau pačiam pavadinime užšifruota ar ne vidinis kritikas, anglų kalboje inner critic, kas kalba apie vidų. Bet neįsivaizduoju, gal yra tokių situacijų arba tiek stipraus šito jausmo, kai jis nebetelpa savy. Čia kaip su pykčiu, su nuoskaudom, ar ne? Ir gali būti, kad prasprūsta į kitą asmenį, bet prasprūsta tai, ką aš savo sakau mintyse, tai tą patį įgarsinu. Bet čia yra labai kritinė situacija. Čia tas pats, kas konflikto metu, kai įsižiebė konfliktas iki ten rėkimų, šaukimų, durų trankimų, tai man atrodo, jau tas vidinis kritikas ištranko duris. Tai jeigu taip nutiko, tai aš sakyčiau, tai yra labai stiprus tas signalas, kad šitoj vietoj jau reikia padirbėti su savimi. Aš tai manau, kad irgi jisai prasiveržia, jinai, pavyzdžiui, pas mane tikrai kartais prasiveržia ir kartais, nepelnytai, nes aš tada pasidarau labai kritiška ir labai kandi. Ir kartais, pavyzdžiui, būna netgi, tarkim, kitą žmogų stebi, aš stebiu ir kai kurie kartais pasakymai arba, nežinau, komentarai, arba kaip Ernesta minėjai, pykčio metu ar ne, išsakyta kažkokia labai žiauri kritika ar kažkas, tai man kartais kyla klausimas, kažin ar čia tas žmogus kalba, ar čia jau to vidinio kritiko ausys kyšo. Tai man, artimųjų esu paklausus, labai artimų žmonių, kas čia kalba tu ar kažkas kitas, nes manęs yra iš tikrųjų to terapeutė klausus, sako, kas čia kalba, ar tu, ar tavo vidinė kritikė. Ir man tas klausimas labai, iš tikrųjų mane tuo metu išmušė iš vėžių ir tada supratau, kad, turbūt čia daugiau jos yra mintis. Ir kitas dalykas, dabar kalbant, pagalvojau, kad iš tikrųjų tas vidinis kritikas galbūt išlenda ne vien tik tai tokio ekstremalaus pykčio momentu, bet ir mūsų negebėjime priimti komplimentų. Kaip pavyzdžiui, sako, kokia graži suknelė. Šita? Oi ne, čia ten, 100 metų iš dulkių ištraukta, ten kažkur per nukainavimą pirkta. Ir kaip mes nudergiam tą komplimentą, vietoj to, kad pasakytume, oi, ačiū, aš irgi puikiai su jie jaučiuosi. Ar tiesiog pasakytume ačiū ir patylėtume. Tai man atrodo, kad ta porcija savęs sumenkinimo, aš įtarčiau, kad ateina iš vidinio kritiko. Man šitas yra nauja, aš dabar sėdžiu ir klausausi ir dėkui Laura už pavyzdį, jau galvoju ir prašyti pavyzdžio, ar ne, kad kaip tas vidinis kritikas tiesiog išeina į tą viršų. Tai iš tikrųjų reikės netgi pasidomėti.
Na, aš tai kartais pastebiu vėlgi su vaikais, nes vaikai yra tokie didžiuliai mokytojai ir jau kai man prasideda noras kritikuoti tą vaiką, nes tu netaip laikai pieštuką, tai tada jau galvoju, palauk, tai kas čia dabar kokį nori komentarą pasakyti. Žiūriu, diskusija visai puikiai vystosi, bet dėja turim ir laiko limitus. Ar dar yra kokia paskutinė mintis, idėja, ką norėtumėt pasidalinti apie vidinį kritiką ir gyvenimą su juo? Aš tai sakyčiau pažinti jį. Pažinkit, supraskit ir atsisveikit. Aš tai tik pridėčiau, kad įsivertinkit, ar jo jums tikrai reikia ir toliau įternės. Ačiū už pokalbį, pažinti su vidiniais kritikais ir kritikėm. Tai turbūt dar bendrai nuo mūsų visų palinkėsiu nebijoti, pastebėti, įsivardinti ir išbandyti kokią nors paminėtą techniką skirtą jūsų vidiniam kritikui. O jei išbandysite ar turite klausimų, parašykite mums komentaruose arba asmeniškai. Ir iki kito karto. Iki. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.